Tai kuomgi pakeisti vadovo kontrolę? Ir iš vis gal klausimas turėtų skambėti, ar reikia keisti vadovo kontrolę? Aš manau, kad reikia, tai yra, nes šiai dienai executive leadership arba tas vykdytojo rolė, kai mes kontroliuojame tikslus, kai mes kontroliuojame procesus, jisai neveikia. Neveikia kodėl? Nes mes dirbame su žmonėmis, vadovai dirba su žmonėmis ir yra svarbu kurti ryšį. Yra labai graži legenda apie taip, kaip motina Teresa ateina pas vadovų grupę ir užduoda tik tai 2 klausimus. Vienas jų, ar pažįstate savo žmonės? Antras, ar juos mylite? Ir gal mintis apie meilę žmonėms gali pasirodyti per daug kardinali, tai tada kalbėkime apie ryšį su žmonėmis. Vadovo kontrolę keiskite ryšiu, ryšio kūrimo su žmonėmis. Pažinkite juos, kuom gyvena jūsų žmonės, kas jiem yra svarbu ir tada turėsite tuos pačius rezultatus ir pasieksite savo organizacijos tikslus.